Ir kas buvo dabar? Metai po tų įvykių. Prieš pat Bušo pasitraukimą. MSNBC, Say Hershas bei New Yorker Magazine rašė, Dickas Cheney's, būdamas Baltuose rūmuose, siūlė sukurti netikrus ginkluotus laivus, patrulinius torpėdlaivius, mėlynus Irano laivus, kurie atakuotų JAV karinį laivą ir panaudoti tai kaip pretekstą Irano puolimui. Ir Cheney'ui už tai nieko nenutiko. O paskui pasirodė nauja balta knyga, kurią parašė Baltųjų rūmų žvėris, kuomet 8 rugpjūčio 8 Dickas Cheney's, spėjo nenorėdamas prarasti įtakos, mėgino užmegzti karą su Rusija. Suprantat? Šitie žmonės yra pamišę, jie yra funkcionuojantis psichopatai. Jie yra sadistiniai psichopatai. Jie gal organizuoti ir susivienyje, bet jie yra psichiškai nesveiki. Įsivaizduokit Rusiją, turinti 10 000 branduolinių ginklų, įsijungia į konfliktą ir paleidžia visą raketinę sistemą. Čia Irane ir Irake. Ir prisimenu, kai gavau tą 888 pranešimą 2008 metais ir įsijungiau CNN ir ten sako, Rusija užpuolė Gruziją. Ir netgi Aleksas Džonsas prieš 2 metus valandą laiko tuo tikėjo. Suprantat, aš nesitikėjau, kad jie taip naglai meluos, kad jie ims ir per žinias pasakys, jog Rusija užpuolė. Ir tuomet aš pasižiūrėjau per BBC ir per London Telegraph ir per Rusijos žinias ir bet kurioje kitoje šalyje, per Japonų žinias tai buvo tiesa. Buvo taip, kad nakties metu jie ėjo į jungtinių tautų užimtą teritoriją, į Pietų Osetiją ir dar mėgino įeiti į Abchaziją, kur buvo jų taikdarių bazės, kurias užpuolė spec padaliniai ir Rusijos kareivius skerdė iš pasalų su peiliu į nugarą ir mėtė rankinės granatas į jų kareivinės. Ir dar buvo bombarduojama iš reaktyvinių salvinių ugnies sistemų ir visi sužinojo, kad Gruzija pradėjo tą karą ir kad ten buvo Izraelio, JAV ir NATO karinės pajėgos, bet buvo primeluota, kad jas ten tik ruošiamasi dislokuoti. Bet tada rusai parodė savo žinias iš įvykių vietos. Ir tuomet Rusijos generolas pulkininkas įspėjo, kad tai gali išprovokuoti Rusiją panaudoti branduolinį ginklą. Ir tada vakarai pasitraukė. Ir vėlgi, Rusija yra korumpuota ir turi savo problemų. Aš kritikuoju Rusiją kasdien. Ir nėra taip, kad Amerika yra gera ir reikia branduolinio karo prieš Rusiją. Problema tame, kad jie mus laiko tokiais durneliais, kad jau nebijo įvykdyti melagingos vėliavos užpuolimą visiems matant. Nors žino, kad jau po kelių valandų visas pasaulis gali sužinoti, jog tai buvo suplanuotas JAV kuruojamos Gruzijos kariuomenės įsiveržimas į Rusijos kontroliuojamą teritoriją, kuomet buvo nužudyti taikdariai esantis tenai nuo 1991 metų. Pagalvokite apie to įvykio mastą. O vėliau po savaitės, turiu omeny net IP apie tai pranešė, sakau tiem, kas dabar žiūri. Jie per nacionalinę televiziją pratransliavo žinias, kuriuose pasakė, kad Rusija vėl užpuolė. Bet tai buvo visiškas melas. Ir galiausiai gruzinai neištvėrė, jie protestavo 10 000 ir šaukė, kad tai buvo melagingos vėliavos užpuolimas, toks pat kaip rugsėjo 11. Tai lyg Orsino Velso pasaulių karo tipo sąmonės valdymas, kuomet jau nereikia pulti Rusijos. Ir tai yra nesveika, Rusijos ataka, kai jie tiesiog paleidžia antį apie Rusijos užpuolimą, kad kažkaip pasėti visuomenėje baimę. Štai kokie tai pavojingi individai, su kuriais mums tenka susidurti kaip bendruomeniai. Štai kokie šetoniški yra šie individai. Jie dėl valdžios bet ką padarys. Jie apsikrovė pinigais, turi kiek nori moterų, kiek nori žemės, gali įsigyti viską, ką tik panorėjo. Ir jiems tai yra mėgiamas užsiėmimas sėdėti prie elektroninių pasaulių žemėlapių ir žaisti žaidimus su mūsų gyvenimais, lyg būtume jų maži žaisliukai, kaip sakė Bobas Dylanas. Bet aš nesu jų žaisliukas. Aš turiu žmoną ir 3 vaikus. Esu tas, kas myli tiesą ir kas myli pasipriešinti korupcijai. Ir ne dėl to, kad esu kažkoks labai geras vyrukas. Tiesiog aš nesu iškrypęs. Aš turiu elementarų savisaugos instinktą ir norėčiau, kad žmonės elgtųsi sąžiningai. Aš žinau, kad reikia priešintis korupcijai. Aš žinau, kad turime priešintis tironijai, kadangi kiekvieną kartą istorijai, kai nepasipriešini tironijai, tai ji maksimaliai sužvėrėja. Tironija nesustoja. Kartą paragavęs blogio negali sustoti. Tas nutiko Rusijoje, tas nutiko Kinijoje, tas nutiko Vokietijai, tas nutiko Kambodžai, tas nutiko Kubai, tas nutinka Venezuelai.
Hugo Chavezas dabar tampa garbinamu tironu, bet jo pasiteisinimas tas, kad jis kovojo prieš vakarų tironus. Taigi globaliai turime visus tuos tironus, kovojančius vieni prieš kitus, ir jų pasiteisinimas, jei jūs esate tironai, tai ir mes būsim tironais. Jūs tironai, tai mes būsim dar didesni tironai. Ir mes turime tas melais dangstomas tiesas, kur tikslai pateisina priemonės, tie jų kilnūs melai. Kiek čia prieš 2 metus sužinojom apie 2004 metais pasirodžiusi Pentagonų karinį instruktažą, skirtą kuopos vadam ir aukštesniem rangams. Ir ten aprašyta, kaip surengti melagingos vėliavos išpuolius. Ten sakoma, jei turit per daug problemų su vietiniais ir jų viršilos darosi per daug populiarūs, surenkite skirdynės apsimesdami jais. Tai šiuo metu yra etaloninė mūsų valdžios problema, tokia kaip valgyklų maistas ir N16. Jei esi kuopos vadas ar aukštesnis rangas ir esi dislokuotas tose regionuose, tai esi apmokinamas vykdyti teroro išpuolius. Pamena, 2006 metais London Guardian ir BBC pranešė apie Britų SAS specializuotų oro tarnybą Mi-6 kovos ranką. Jie buvo pričiupti su įkalčiais apsirengę kaip musulmonai, važinėjusi Bazros miesto gatvėmis ir šaudė tenai žmonės, kad išprovokuoti sektantišką smurtą tarp sunitų ir šytų. Ir aš galėčiau tęsti ir tęsti ir tęsti, ir kol mes galutinai nesugriausim rugsėjo 11 melo, kol neskleisim diokletianiškos problemos reakcijos sprendimo modelio, tai padėtis tik tai blogės. Bet dabar mes artėjom prie to tipinio momento. Sistema tą suvokia, kad dauguma žmonių pradeda abejoti, pradeda ieškoti atsakymų. Kas žaidžia šį žaidimą? Qui bono, iš lotynų kalbos, kam tai naudinga? Ir greitai jie jau nebegalės naudoti šią priemonę. O tai yra jų valdymo ir kontroliavimo priemonė numeris 1. Taigi, štai kodėl būtent dabar, iki kol jie neišjungė interneto, kol neįvykdė teroristinio išpolio apkaltinant tuo rugsėjo 11 tiesos judėjimą, mes privalome deklaruoti, jog pilnai suvokime jų atakavimo profilius, žinome apie jų praeities operacijas ir žinome, kas nusimato. Lygiai taip pat, kaip 2 mėnesius prieš rugsėjo 11 žinojau, kad jie konkrečiai ketina atakuoti pasaulinės prekybos pastatus ir suversti kaltę jų bendrininko Osamai bin Ladenui. Dabar jums sakau, kad 3 mėnesių bėgiai jie bandys įvykdyti teroristinį aktą ir tame apkaltinti rugsėjo 11 tiesą. Bet tai nėra kažkas, ko turėtume bijoti. Tai mums ženklas, jog jie silpsta, kad jų sistema griūna. Ir kadangi mes čia pareiškime apie tai prieš jiems bandant surengti tuos išpolius, tai dėl to tik daugiau žmonių mus išgirs ir ši jų melagingos vėliavos teroristinių išpolių metodika praktiškai baigėt gyventi savo paskutinės dienas. Ji kabo ant plauko visų jūsų dėka. Ir sveikinu jūs. Ir dėkoju, kad čia susirinkot. Ir noriu pasveikinti visus tuos architektus ir inžinierius, visus tuos 1100, po metų bus 10 000, pamatysit, mes niekad nesustosime. Ir tai mūsų paskutinis žodis. Ir žinoma, jeigu jūs esate nuolatinėme pavojuje, šmeižto pavojuje, audito pavojuje, fizinio mokesčio ar bet kokio kito, nesvarbu, žinokit, laisvė to verta, kadangi ėjimas išvien su korupcija ir prisirišimas prie jos veda prie vienareikšmiško susinaikinimo. Saugesnis kelias pasipriešinti tam 110%, bet jūs kaip individai, jūs esate saugus ir kuo daugiau pažadinsit žmonių, tuo būsite dar saugesni. Saugesni nuo melagingo teroro, saugesni nuo karų, kurie gimsta iš melagingo teroro ir nuo tų kerzuotų banditų, bandančių mus sugniaužyti. Kadangi kariškiai ir policininkai, su kuriais teko bendrauti, netgi su sutiktais gatvėje, jau dabar yra pilnai pabudę ir jų yra labai daug. Laisvė žygiuoja pirmin, palaimina jūs Dievas, ačiū, kad atėjote.